reikia mums ištransliuoti pozityvių žinučių ir ne vien tik tai visuomeniai. Visuomenė tikrai mobilizuosis ir tikrai žinau, kad fanai padarys visą savo darbą, kas nuo jų priklauso, bet reikia ir verslą paskatinti, nes verslas negali vien tik tai duoti ir nieko negauti. Kaip komunikacijos prasme, tikrai Ekranas yra viena iš tų komandų, kuri savo rinkodarą ir savo prekinį ženklą yra sukūrę labai stiprų ir to tarptautinį prekinių ženklų specialistai jį kaip ir kainuoja maždaug 1 milijonų litų. Tai ar eurų? Maždaug 1 milijonų litų, ne? Ir tokią komandą aš manau, kad visi ir norėtų, bet reikia ir savivaldybės kažkokios tai paskatinimo. Ne vien tik tai sakyti, kad tik tai viena situacija. Reikia iš esmės žiūrėti šitą problemą ir aišku, reikia kreiptis į visus, kurie yra kilę iš Panevėžio, kuriems Panevėžys nėra svetimas, kurie gal sukūrė verslus ir aš tikrai manau, kad mes sudarysim sąlygas su tarybos, aišku, palaiminimu. Reikia pamiršti visus ir politinius ginčus, aš galvoju, kad tikrai ir opozicija gali tą inicijuoti ir prisidėti prie tų mokestinių lengvatų ir tikrai yra galimybių. Nekreipčiau klausimo taip, kad kokį šiandien mes sprendimą ir kokį aš dabar turiu jį išsakyti. Paprasčiausiai, aš kaip nekartą minėjau, tikrai savivaldybė mano su giliu supratimu neturi būti ekraną išlaikantis subjektas. Savivaldybė turi būti tas vienetas, kuris sudarytų tam tikrus instrumentus klubui veikti. Tai kaip ir teisingai buvo minėta, tai yra tam tikros lengvatos sporto rėmėjui. Ir aš nešneku čia vien tik apie futbolą, nes, pasižiūrėkim, turėjom ir labai šaunius rankininkus, ir rankininkės, krepšininkės, nieko nebeturim. Tai matyt, ta sistema nėra teisinga arba nėra jinai gera ir veikianti. Lygiai taip pat, kaip ir šnekėjau apie infrastruktūrinius projektus. Taip, aš labai dėkingas, kad pagaliau, kada jau iš viso nei viena komanda nebūtų įkėlus kojos į Panevėžį, buvo savivaldybė susimylėjo ir pakeitė kėdutes. Ačiū labai jums už tai ir klubas irgi pridėjo tam tikrų pastangų, kad tai įvyktų. Bet to nepakanka. Ir pagaliau aš visada linkęs į tokį dalyką, kad jeigu daryt, jeigu jau investuot, tai galbūt tos 50 000 litų, kuriuos mes dabar skiriam, vėlgi tam padažysim kažką tam stadione, bet nieko tai iš esmės nepakeis. Galbūt skirkim tam tikram nuodugniam, giliam projektui. Skirkim tos lėšos važinėjimui ir derėjimuisi su vyriausybė, su sporto departamentu, kad atrasti pinigų ir sutvarkyti stadioną Panevėžy. Tai būtų vienintelis sutvarkytas stadionas. Aš žinau, kad federacijos atstovai važinėja po miestus ir prašo miestų investicijos, kad būtų sutvarkyti stadionai, nes neturi rinktinę, kur žaisti su anglais. Įsivaizduokim, kad jeigu Panevėžys padaro pirmas šitą dalyką, kiek anglų turistų atvažiuoja, kaip tai palengvina verslui gyvenimą, viešbučiai, restoranai, be parduotuvės, bet kas, paimkim, tai būtų bumas. Tas mūsų paruoštas projektas, jisai nėra didelis, tai yra 5 milijonai litų, kad padaryti Panevėžį geriausią stadioną Lietuvoje. Tai ne 20, ne 15, ne 50, tai yra 5 milijonai litų. Ir atitiks viskas, sakykime, bus už pakankamai, tai atsirastų instrumentas klubui, kur sakyt rėmėjai, jūs norit šauniai pažiūrėti rungtynės, prašo mūsų ložę. Sirgaliau, atsivesk savo vaiką, nes tau nebelis, ant galvos tu nesėdėsi ant supuvusių kėdžių, tu už tai galėsi susimokėti tam tikrą kainą už bilietą, kur tos lėšos nueis klubui. Aš ieškau apie tokių dalykų. Aš tikrai tikiu ir stengsiuos padaryti viską, kad Ekranas užbaigtų šį sezoną. Bet supraskit, kad, prasmės, apart to, kad yra pažeisti interesai fano, turi būti objektyvūs dalykai. Kaip išlaikyti? Žalgirio atgimimas susijęs tik tai su miesto noru turėti stiprią futbolo komandą.
Žalgirio krepšininkai patys žinom, kokiom problemom susiduria. Tai irgi tik tai miesto dėka ir tam tikrų požiūrių buvo išsaugotas ir tas klubas. Aš nešneku apie Radviliškę, aš nešneku apie Tauragę, aš nešneku apie Šilutę, kur miestai negali pasigirti geresnėjim situacijom negu Panevėžys. Aš siūlau bendrai žiūrėti, bendrai daryti, bendrai kurti sporto strategiją, kad palengvintų. Nes iš tikrųjų aš pats kiekvieną dieną bendrauju su galimais potencialiais investuotojais, partneriais, kurie ateitų į klubą. Ir žvilgsnis labai paprastas. Kokiam stadione tu žaidi, kiek ten žmonių gali ateiti, kokiam tu miestėsi, ar tavo rungtynės rodo per televiziją. Aš pats atstovauju tokiai darbo grupiai, kuri kūrė bendrą lygą tarp Latvių ir Lietuvių. Ir mes turėjom posėdį su viena kompanija, kuri galimai nupirks marketinginės teisės ir valdys tą lygą, tai jinai pareiškė jau, kad iš Panevėžio vaizdelio nebus. Nes stadionas netitinka to vaizdelio reikalavimus, kuriuos jie nori parodyti pasauliniai auditorijai. Tai va, iki ko mes nueisim. Aš nesakau, kad merė, duokit man dabar ten 200-300 tūkstančių litų ir ekraną mes išgelbėsim. Sukurkim bendrai instrumentus, sukurkim bendrai politiką, kuri padėtų Panevėžiui garsėti kaip sporto miestui. Nežlugdykim rankinio, tinklinio, futbolo, krepšinio, pasistengkim tą išsaugoti. Mes turim unikalias galimybės. Sporto internato įsteigimas Panevėžy, visa infrastruktūrinė bazė, kuri dabar yra, logistika Lietuvos prasme, kur iš įvairių miestelių gali žmonės atvažiuoti ir patikėti vaikus, kad jie būtų treniruojami čia. Mūsų orientacija į jaunimą nukreipta irgi yra pasiteisinus, sėkminga ir teisinga. Ir jinai orientuota vėlgi į Panevėžietį, į Panevėžio jaunimą, į Panevėžio visą gerbuvį, vadinkim taip. Tai vat mano, sakykime, šiandieninis tikslas ir tikrai nėra pasakyti receptą arba iškelti sąlygas, kokiomis ten mes norėtumėm toliau dirbti, bet mano noras yra sėsti dialogui tiek su verslo elitu, tiek su savivaldybė ir ieškoti tų sprendimų bendrai sportui, ne tik ekranui. Nes jeigu bus sukurta ta sistema, patikėkit manim, kad mes prie jos sugebėsim prisitaikyti ir sugebėsim prisitaikyti geriausiai, nes turim žmonės, kurie jau kurį laiką negauna atlyginimų klube, bet jie lieka, jie stengiasi, rungtynės vyksta, jos organizuotas ir taip toliau. Mes prisitaikysim, bet tam tikrų sąlygų, mums jos būtinos, nes kitaip mes, kaip vienas pirštas mes nieko negalėsim padaryti. Yra teisinga tai, kad jūs kaip fanai jaučiatės dėkingi žaidėjam ir treneriam, nes ir aš kiekvieną dieną tiem patiem žaidėjam sakau ačiū ir už tai, kad jie stengiasi, jie yra tikri savo miesto patriotai, patriotai ir futbolo patriotai. Šiuo metu mes ekrane turim žaidėjus, kurių amžiaus vidurkis nesiekia 21 metų. Ir tikrai, kaip čia kažkas sakė, jie 10 000 atlyginimo negauna. Yra tokių žaidėjų, kurie komandai žaisdami neuždirba net minimum. Ir jie yra kviečiami šiuo metu 10 žaidėjų iš ekrano yra kviečiami į Lietuvos jaunimo rinktinės. Tai aš nežinau, ar yra buvęs kada nors ekrano, netgi sėkmingiausių metų, tuo metu, kai ekranas 5 metus iš eilės laimėjo čempionatą, toks tarpas, kai ekranas turėjo 10 žaidėjų jaunimo rinktinėse. Tai yra futbolo pasaulyje, tai yra tikrai labai labai didelis dalykas. Ir ekranas, mano manimu, tai yra lygiai toks pat Panevėžio simbolis, paveldas kaip katedra, senvagė ir taip toliau. Ir jeigu jo neliks, tai, kaip kažkas čia minėjo, neliks tam tikros Panevėžio miesto dvasios. Ir šiuo metu tas klausimas yra būti ekranui ar nebūti. Tai aš atsakyti tą klausimą, būti jam ar nebūti vienas negaliu. Tai būtent manau, kad dėl to mes čia susirinkom ir kad tas sprendimas bus būti. Bet jį reikia priimti kuo greičiau ir daryti tam tikrus veiksmus kuo greičiau, nes artėja perėjimo langas, baigėsi sezonas, daugiau negu pusės žaidėjų kontraktai taip pat baigėsi po sezonų. Ir jeigu jie yra paliekami nežinioj ir nežinom,
kas bus rytoj, kas bus poryt, tai natūralu, kad jie ieškos kur geriau, nes bet kuris Lietuvos A lygos klubas yra su malonumu pasimtų 10-12, galbūt nedaugiau mūsų žaidėjų. Yra neatsiejamas atributas. Jeigu mes pažiūrėsim išleistą ką tik leidinuką 2014 metų apie Panevėžį, tai pažiūrėkit, ką iliustruoja apie sportą. Iš karto Panevėžio ekranas. Tai jeigu mes nesimsim atitinkamų priemonių, jeigu mes nesimobilizuosim ir pamiršim tas visas politinės rėtinas, nesudarysim palankių sąlygų verslui, mokestinės bazės įvairių sprendimų priimsim, tai aš manau, mes prarasim jį. Ir jeigu įmanoma, galbūt meras sėdi, galbūt merė tartumėt jūs savo poziciją, kaip jūs matote iš šios situacijos, kokius sprendimo būdų, kaip sekėsi bendradarbiauti ir ar nejaučiam vienas kitam kažkokių nuoskaudų, kurias galbūt dabar turėtumėm pamiršti ir pradėti nuo naujo balto popieriaus lapo. Mere, prašau, ateikit čia, prisėskit. Mes apie ekrano futbolo komandą esam ne kartą mes patys organizavę susitikimus savivaldybei ir santykius reguliavom tarp ekrano klubo ir mūsų futbolo akademijos. Čia salėje matau ne vieną, kuris dalyvavote tuose pasitarimuose ir tėvų atstovai dalyvavo. Mes visiškai sutinku su Seimo nariu, didžiuojamės ekrano komandą ir tas mūsų reklaminė knygutė, tai yra reklama ir pačiai komandai, kad tiesiog tas, kas ją gauna, o ją duodam ne tik panevėžiečiams, o ir kitiems atvykstantiems, kad domėtųsi. Tačiau reikia suprasti, kad parama klubiniai sporto sistemai priklauso nuo savivaldybės ekonominės situacijos. Prezidentas Aušrys Labinas minėjo tą dalyką, žinoma, ir bent jau nuo kaip minimum 16 miesto tarybos narių palankios nuomonės. Asmeniškai aš svarstant biudžetą visada pasisakiau už sporto lėšas. Čia salėje yra ir daugiau tokių žmonių. Matau sporto komiteto pirmininką Rimgaudą Praną Misiūną, kur ir jis visada rasdavo pas mane, sakykime, supratimą ir mums dviese tekdavo įtikinėti kitus tarybos narius, tačiau viskas atsiremia į esamą situaciją. Mes, tarp kitko, su gerbiamu Pranu Misiūnu Rimgaudu turim tokį variantą, kurį jau bandom įvairiose valdžios institucijose, kad jis gautų atgarsį. Mes manom, kad vienas iš sprendimo būdų yra, mes, kaip žinot, turim Cido areną ir Cido arenoje turime treką. Ir vienas iš būdų, kad treko priežiūra būtų perduota Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentui arba Lietuvos olimpiniam komitetui. Važiavau ir pas prezidentę Gudzinevičiūtę ir sporto departamente. Paskutinė mano šneka buvo su premjeru apie tai. Trekas reikalingas ne tik Panevėžiui, bet ir visam Lietuvos dviračių sportui. Savivaldybės parama klubiniai sistemai praktiškai išnyko pastačius areną, tą visi žinome. Koncesininkui mokame per 2 milijonus litų. Jei valstybė nuo Panevėžio nuimtų 500 milijono litų naštą, taip sakant, trekas yra Pabaltijy vienintelis ir taptų trekas valstybiniu objektu ir valstybė jam išlaikyti mums atseikėtų. Įsivaizduokit, nuo tų 2 milijonų
mes tada, ką dabar sumokam Cido arenai, sumokėtų valstybė, o tą 500 000 mes galėtume skirti klubinio sporto rėmimui. Apie tai kalbamės. Tiesiog reikalinga parama visų federacijų. Buvo pas mane rankininkai, lygiai tą pačią idėją išsakiau, jie entuziastingai priėmė. Tiesiog netiesa, kad mes nesidomim tais dalykais ir šitoj vietoj, sakykime, gerbiamas Seimo nary, jums tiesiog priminkit premjerui, tą aš jam esu sakęs ir jis susidomėjo tuo dalyku. Jūs labai galėtumėte padėti mums visiems įgyvendinti tą idėją. Pamenam laikus, kai savivaldybė ir 1,5 milijono net yra skyrusi kažkada klubiniai sistemai. Tai vos tik pradėjom mokėti koncesijos mokestį, tai nemanykit, kad mes nenorim, kuris tai reiškia remti sporto. Remiam tiek, kiek galim. Tas galėjimas taryba išgalėjo ir pernai ir šiemet 50 000. Netiesa, kad ekrano savivaldybė neremia. Aukštaitijos stadionas skirtas praktiškai tik šio klubo reikmėms. 2011-2013 metais stadiono priežiūrai paprašiau, kad būtų pakelta informacija, skirta beveik 1,1 milijono litų biudžetinių, tai yra savivaldybės lėšų. Jei prisiminsime, dar ir anksčiau 400 000 įrengiant apšvietimą susidarys dar didesnė suma. Vakar irgi taryboje biudžete dar 50 000 kėdėms skirta stadiono sutvarkymui toliau tęsiant. Taip pat ekranas naudojasi ir kitomis sporto bazėmis, čia susijęs su futbolo akademija ir 2013-2014 metais jau teko per 60 000 litų. Tai galiu pasakyti, kad mes irgi mylim sportą, bet skiriam tiek, kiek galim. O mano pasakytas kelias tai tiesiog reikalauja bendro visų susitelkimo, reikia jungti visas federacijas, kad jos padėtų, taip sakant, atakuoti vyriausybę ir sporto departamentą. Būdas toks, jeigu mūsų nuims naštą, sakau, 500 000, tai tą sumą mes galėsime skirti klubiniai sistemai. Aš bent jau tariantis su mūsų sporto žmonėmis savivaldybės susijusiais, kol kas geresnio nesam sugalvoję variantą. Galbūt aš iš karto pasiūlyčiau Domai padaryti gerą rimtą posėdį Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono tarybų komitetų sporto klausimais ir pakalbėti bendrai apie visą sporto strategiją. Nes miestas ir rajonas, manau, yra toks pats vienalytis praktiškai vienetas. Na, gaila, kad miesto rajono valdžios nelabai gero susikalbėti. Bet komitetas gal tiek žengs žingsnį ir padarys ir su visais sporto atstovais pageidaujančiais išgirs visus siūlymus, pageidavimus ir matyti perspektyvą. Antras svarbus turbūt dalykas būtų, kad bendravimas su regiono savivaldybėmis ir ypatingai regiono verslininkais. Čia galbūt jau gerbiamas Sigitas Gailiūnas ir pramonės prekybos rūmai tikrai padės ir visada turbūt rastų bendrą kalbą. Aš jau prieš 3 metus minėjau ponui merui ir kitiems dabartinės tarybos nariams, kad nuvažiuokite į Uteną ir pamatysite, koks yra geras rastas sprendimas, modelis, kaip sportas finansuojamas ir rasta bendra kalba ir šneka su tai. Per 3 metus nėra galimybės, turbūt, gal ir noro nebuvo, bet apie tai jau tegul tebūnie jų pačių reikalas. Ir aš manau, kad dėl Panevėžio ekrano ir dėl Panevėžio Aukštaitijos stadiono
Sprendimas vėlgi buvo siūlymas konkretus irgi mano ir komitete svarstėm viešos ir privačios partnerystės būdu atnaujinti visą Aukštaitijos stadiono infrastruktūrą. Rimgaudas Misiūnas patvirtins, kad komitete kalbėjome ir tai kalbėjome prieš 3 metus, prieš 2 metus konkretų siūlymą teikiau, administracija labai paprastai parašė. Mums neįdomu, mes gausim ir pinigų. Deja, negavom ir nelabai panašu, kad gausim. O dabar viešos ir privačios partnerystės būdu galima būtų puikiausiai sutvarkyti visą Aukštaitijos stadioną ir ne tik stadioną, bet visą infrastruktūrą. Ir labai teisingai pasakė šis Barbinas, kad prieš 3 metus jie atnešė gerą projektą, jau praktiškai techninį pasiūlymą. Reikėjo tik tais kartu susėdus su federacija, su ekrano klubu ir savivaldybei ir tai jau būtų, ko gero, būtų įgyvendinta ir aš manau, šiais metais būtume turėję. Deja, vėlgi iš administracijos ir vadovų, toks, sakyčiau, sėdėjimas, kuris yra neperspektyvus. Tai apie tos siūlymus aš pasakiau labai konkrečiai aiškiai ir atsakau, pirmieji žingsniai turėtų būti galbūt mūsų posėdis konkretus, kalbant ir apie ekrano. Jau nužudytas tinklinis, rankinis, labai gerai vienas pastebėjo žmogus, tai kita konferencija bus, kurią organizuos krepšinis, po to rankinis, tinklinis ir visi kiti, kurie negavo. Žinot, pasityčiamas 50 000 skirti sportui ir ponas merė, aš kažkaip tai neatsimenu, kad jūs tarybos narius ir kur kada įtikinėjot, kad tarybos nariai neskyrė. Rimgaudas Misiūnas, mūsų siūlymui visada būdavo ir gerbiamas Polas irgi patvirtins, kad siūlymui būdavo sportui dydint, bet jam tarybos laiką sumažindavo tas. Ir dabar atėjom iki tokio tragiško lygio, aš kalbu apie visus visas sporto šakas, kad jeigu nužudysime ekraną, atrodo, žinai, tapsime, nenoriu išeis nei vieno kito miesto mažesnė, bet krysime, dugnės skylę turbūt pramušime. Tai aš tiek trumpai, tai mano tokie konkretus, sakyčiau, siūlymai, žingsneliai, sakykime, labai aiškus savivaldybės tarybos miesto rajono, galbūt ir kitų sporto komitetai susėda, kalba, ieško, po to su regiono verslo bendruomenė ir viešos ir privačios partnerystės būdu tikrai, žinokit, dabar sprendžiami klausimai ir netokiai sprendžiami ir aš galvoju, kad puikiausiai tai galėtų pasitarnauti visam sportui. Aš šiek tiek palinkėsiu, aišku, sėkmės ir sveiko proto. Mes tikrai turėtumėm daugiau dėmesio skirti ir žiūrėdami į ateitį, ne šiandien. Šiandien situacija yra tikrai ne pati geriausia ir su sportu, su kultūra, panevėžys, sakykime, galbūt lyginant su kitais miestais ir mažesniais miestais iš tikrųjų mes tuo išsiskiriam. Tai sprendimo būdai, aišku, tai nereikia dėti tik savivaldybei suprant viso, bet ir mūsų pačių požiūris, turbūt ir verslininkų požiūris turėtų būti kitoks. Buvo daryta ir tam tikra diskusija čia vienas iš mūsų dienraščių ir kaip kalbinti daliugas įmonių vadovai, sakykime, tas požiūris, tai yra, kad nėra labai pozityvus daugelio vadovų. Tai, kad tai atspindi ir bendrą situaciją. Imkim kitus miestus, sakykime, kad ir mažesnį Uteną ar Prienus, aš čia galbūt daugiau, kadangi gilinęs į krepšinį, tai žinau, kaip ten vyksta. Tai verslas labai aktyviai remia. Ir verslo požiūris yra geranoriškas, tokios ir savivaldybės, tikriausiai remia savivaldybės, iš kur pakankamai nemažom sumom. Kadangi, vėlgi, gerbiamas ir meras tų miestų, kadangi tai yra remiamas ne kažkoks tai klubas. Reikia klubą nevertinti kaip kažkoks tai privatus, kažkieno, sakykime, pelno siekiančių asmenų ar įmonė, bet tai yra paprasčiausiai miesto komanda, reprezentuojantį miestą, reprezentuojantį Lietuvoje, reprezentuojantį galbūt užsienyje. Ir dažnai dabar kalbame atvažiuojančių
investuotojus, ar čia įmonės vykdančias veiklą, aišku, vėlgi klausimas, ką buvo toks, ką reikia panežiūrėti. Ir nesakykim savo klientus, nuvedami rungtynės ar į koncertą kažkokį. Tai vėlgi tas formuoja miesto įvaizdį. O kad pinigų nėra, ar jų trūksta, tai aišku, visur tas situacija turbūt panašiai. Ir aš negaliu pasakyti, iš kur jų paimti tų pinigų, bet pirmiausia, tai aš norėčiau pasakyti, kad mes turim savo gyventojų, panelių gyventojų ar vyresnių ar jaunimo šiek tiek formuoti kitokį požiūrį į sportą, nes turėjau pastebėti, kad tik tai nėra ta tokios nuomonės, kad tai yra reikalinga. Tiesiog, jeigu mes labai greitai pakeičiam savo nuomonę, pavyzdžiui, galbūt net vyriausybė, kad sportą reikia skirti pinigų. Tai mūsų puikiai plaukikė. Atrodo plaukime, tuoj klausimai susprendžia, statom baseinus, statom plaukimo kažkokius sakykime, skiriam finansus plaukimą, arba ten čempionatus, dar kažkas. Tai nereikia šuoliais ir pult nuo vieno prie kito, bet jeigu turim ekraną, turėjom puikiausius rezultatus rodančių komandą. Tai ir tokį pavyzdį formuokim bendrą struktūrą sportą. Tai aš galbūt daug šnekuoju, nieko nepasakiau, bet iš tikrųjų, manau, kad bendrom jėgom savivaldybė ir verslas pakeitė kažkiek tai požiūrį ir pamastė, kad tai yra ne šiandieninis, ne tai, kad čia reikia gelbėti kažkokią tai vieną komandą. Užsidarys ekranas, ką? Užsidarys ekranas galės mūsų gyventojų galbūt nueis tuo laiku, kai galėtų praleisti puikiai, kultūringai laiką, nueis kažkur tai vėl varą, aišku, kažkoks tai verslininkai bus gerai nuo to irgi, bet iš esmės, aš sakyčiau, kad mes turim žiūrėti, kaip mūsų visuomenė truputį artina prie kultūros, prie sporto ir tam reikėtų finansų. O iš kur jas paimti? Tai, sakau, reikia bendrai sės galvos, bet tai, manau, kad nereiktų daryti to tokio aplinkos konferencijos, bet yra darbinė atmosfera, kur visi ramiai galim ieškoti sprendimų.